pasidalinti tuo, ką aš išmokau ir kame aš dar nesu specialistė. Vaikystėje turėjau vieną svajonę. Visada įdomu buvo, ką galvoja žmonės, kas dedasi jų galvoje. Kažkodėl aš sugalvojau, kad jeigu aš galėčiau tokių mažyčių pabūdimų pabūti, tada aš ir pro raktų skylutę galėčiau pamatyti, kaip jie gyvena, gal galėčiau jų galvas įlįsti ir matyti, kaip vyksta mąstymo procesai. Tai ta svajonė neišsipildė, bet kažkas, sakykime, panašus. Aš dirbu tokį darbą, kur žmonės dalinasi savo mintimis. Ir aišku, mano susidomėjimas neuromokslai irgi leidžia man labiau suprasti, kas vyksta prote. Ir kaip aš sakiau, aš nesu neuromokslo specialistė, nes niekada nestudijavau taip sistemingai, tad teko šiek tiek prisiliesti. Ir pirmoji pažintis tai vyko kažkur prieš 10 metų, kai baigiau kalbotyros magistratūrą, jau studijavau Vilniaus universitete. Ir darbo tema buvo dvikalbystė. Pati turiu trikalbius vaikus, tada dar buvo vienas dvikalbis ir labai įdomu buvo, kaip vystosi ta dvikalbystė. Ir įrašant jo kalbą, skaitant literatūrą, aš susipažinau su neuromokslu ir aš išmokau keletą dalykų. Vienas dalykas, kad žmonės iš tikrųjų yra labai skirtingi. Ir jų nelabai galima lyginti su kitais. Pavyzdžiui, lyginant vienkalbius vaikus su vienkalbiais, galima iš tikrųjų padaryti labai pavojingas išvadas, kurie gali pakenkti paties vaiko vystymas. Antras dalykas, ką aš supratau iš neuromokslo, kad kalbos centro nėra. Jeigu anksčiau įsivaizdavom, kad kalba turi tam tikrą centrą, ir ten įsprašytis galima susidėti, tai taip nėra. Nes kai mes kalbam, iš tikrųjų veikia holistiškai visos smegenys. Ir tariant tam tikrus žodžius, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie judėjimą, tai aktyvuojasi tie centrai, kurie šiaip atsako už judėjimą. Jeigu kalbėtumėme apie meilę, tada aktyvuotųsi būtent tie centrai, kurie labiau atsako už meilę. Tai kad tokio vieno dalyko kaip kalbos centro neegzistuoja. Kalba struktūruoja smegenys. Iš tikrųjų, kiekviena kalba užima savitą vietą smegenyse ir struktūruoja, nes atsiranda naujos jungtys, naujos vagos smegenyse. Ir afazijos tyrimai ir parodo, kad gali smegenyse būti pažeista viena kalba, o kita gali išlikti visiškai sveika. Kai vadovaujantis ekonomikos principais, verta šiais laikais išmokti kelias kalbas, nes užtikrinsite, kad esant tam tikriems pažeidimams išsaugosi gebėjimą kalbėti. Ir paskutinis dalykas, kad, kaip aš minėjau, tam tikrus žodžius vartojant, aktyvuojant, stimuliuojant tam tikras smegenų dalys, tai kas yra ir įvadas į tai, ką aš dabar darau, aš galiu per kalbą padėti žmonėms iš principo pakeisti jų gyvenimus. Coachingas, keiksmažodis Lietuvoje, daug kas supranta, daug kas nesupranta, kas tai yra. Labai trumpai apibūdinsiu, bet nesigilinsim į tai, kokie yra esminiai dalykai, kuo skiriasi arba kuo panašus į psichologiją ar konsultavimą. Aš asmeniškai tikiu tuo, kad labai pavojinga yra atskirti tam tikras disciplinas, nes šiais laikais viskas vystosi interdisciplinariniais principais. Tai nenaudojant gramatikos ar kalbos psichologijos nebūtų galima aprašyti arba kaip kalbėti. Nenaudojant skaičių negalėtumėme turėti ekonomikos arba fizikos. Taigi atskirti dalykus nėra visiškai teisinga. Bet aišku, kiekviena profesija turi savo saveitumą ir nuo to yra ta profesija. Apibūdinant coachingą pagal Tarptautinę coachingo federaciją, tai yra tęstinis profesinis santykis, kurio tikslas yra, kad klientas augtų ir pasiektų sėkmę savo gyvenime. Bazinis dalykas coachinge yra santykis. Biblija prasideda taip. Pradžioje buvo žodis, bet yra mano žiniomis neteisingas vertimas, nes logos ar aiškesnė
reikšmę yra santykis. Ir Biblija galėtų prasidėti taip, ar ne? Pradžioje buvo santykis. Ir jau žinote, kad ir terapijoje visur apie 70% lemia santykis, o visi kiti dalykai yra tik tai turi papildomą vertę. Nėra santykio, negali būti coachingo arba kitų terapijų. Coachingė mes vadovaujamės labai svarbių principų. Mūsų požiūris į klientą turi būti paremtas 3 dalykais. Vienas, kad klientą visą laiką laikom pilnaverčių, kūrybiškų ir mes manom, kad turi savo vidinius resursus, kurie jam yra reikalingi tam, kad padarytų tą žingsnį, kuris reikalingas pasiekti tam tikrą tikslą. Ir yra procesas, kurio esminės dalys yra, šiandien jau šiek tiek kalbėjot apie kontraktą, ar ne, tai būtinai yra kontraktas. Pirmas dalykas yra, mes vadovaujamės profesinė etika. Profesinė etika yra pirmoji kompetencija, be kurios negali egzistuoti šitos profesijos. Antras dalykas, mes turim turėti santykį ir mes turim sąmoningai sudarytą psichologinį kontraktą ir aišku kontraktą dėl tikslo, ką mes turim pasiekti. Jeigu nėra tikslo, coachingo pokalbis negali įvykti. Ir aišku, tada yra procesas ir būtinai turi būti kažkokie veiksmai, klientas turi pasiryžti tam, kad tam tikrus pokyčius padarytų savo gyvenime. Turim 11 pagrindinių kompetencijų, tų mokyklų atšakų coachingo yra įvairių. Visai neseniai darėm tyrimus, kad yra apie 80 skirtingų teorijų, bet pačios šitos 11 kompetencijų yra tas skeletas, yra tie graučiai, ant kurios paskui visi deda savo mėsą ir odą. Ką galim išmokti iš neuromokslo? Visų pirma, coachingo yra labai svarbu žinoti, kad egzistuoja neuroplastiškumas. Neuroplastiškumas reiškia, kad smegenys turi gebėjimą keistis, vystytis, augti, tobulėti iki pat mirties, jeigu mes nuolat stimuliuojam. Taigi, jeigu kalbam apie tai, kad coachingas yra pokyčio procesas, kad klientas auga ir pasiekia vis daugiau, mes galim gražiai sakyti, kad tampa iš tikrųjų savimi per visus tos bandymus, per pasiekimus. Ir neuroplastiškumas iš tikrųjų teikia mums optimistiškumą, kad tikrai tą galima pasiekti, kad pokytis yra įmanomas. Taip pat galima išmokti, kad iš neuromokslo, kaip visi tie pokyčiai veikia, nes mes turim kurti alternatyvas. Mes žinom, kad jeigu susiformuoja naujas jungtis tarp smegenų ląstelių, tada mes sudarom galimybę tam, kad informacija tekėtų kitaip. Ir dar vienas dalykas, kas man pačiai buvo asmeniškai labai įdomu, religijos kalba apie nušvitimą, kad tai yra tarsi aukščiausias tikslas, kurį reikia pasiekti. Bet neuromokslas įrodė, kad kiekviena nauja įžvalga praktiškai smegenyse pasireiškia nušvitimu. Atsiranda tam tikra šviesa, neuronai sužiba, kai susiformuoja naujas jungtis. Taigi galim pasakyti, kad mes prisidedam su savo pokalbis prie to, kad žmogus būtų nušvitas. Tokių nušvitimų galima daugiau patirti per dieną. Ir galima išmokti apie pirminius ir socialinius poreikius ir apie holistiškumą. Visus šitos dalykus aš norėčiau jums šiek tiek detaliau pristatyti. Apie neuroplastiškumą, kaip jau kalbėjomės. Dar vienas momentas čia, kas yra labai svarbu, ką mes išmokom savo koncepcijoje iš neuromokslo, tai yra reflektavimo galia. Tas reflektavimas, mąstymas apie mąstymą, mąstymas apie mūsų santykį su tais dalykais, kuriuos mes darom gyvenime, su gyvenimo reiškinys, yra labai svarbu tam, kad mes mokytumėmės ir tam, kad atsirastų tas naujos jungtis galvoje. Ir aišku,
Nors ir jums minėjau, ne, kad coachingo tikslas yra, kad mes tam tikrą pokytį pasiektumėme, kad klientas taptų ten sėkmingas, kad gyventų tą gyvenimą, kurį nori gyventi, bet tai neįvyksta be sąmoningumo. Jeigu mes neskatinam, kad klientas vis daugiau įsisąmonintų apie save, apie savo vertybės, apie savo gyvenimo svajonės ir tikslus, tada tie visi pokyčiai bus laikini. Taigi pirmasis tikslas vis dėlto yra įsisąmoninimas ir po to pokyčiai. Irgi neuromokslas parodė mums, kaip atsiranda tas minėtas nušvitimas ir kokios yra įžvalgų atsiradimo fazės. Buvo pastebėta, kad tam, kad atsirastų įžvalga, būtinieji elementai yra visų pirma tyla. Tylos minutė, tylos pertraukėlės, kada žmogus, klientas gali įeiti į savo vidų, sutelkti dėmesį į save, introspektuoja, turi tam tikrą fokusą, nes mes turim pokalbio tikslą, pokalbis niekada neprisideda tol, kol mes nežinom, kur link judėsim. Turi būti truputis pozityvumo, taigi nuotaika turi būti gera, mes nekalbam apie sunkės problemas, tai mes paliekam jums, ar ne? Mes kalbam apie lengvesnius dalykus, turi šiek tiek džiaugsmo būti, per daug ne, nes irgi tyrimais yra nustatyta, kad kuo daugiau pozityvumo ir džiaugsmo, tuo didesnė yra tikimybė klaidoms arba klaidingams sprendimams. Ir neturi būti labai daug pastangų. Jeigu mes labai įnirtingai susitelkėm ir galvojam apie problemą ir aš žudbūt noriu kažką išspręsti, įžvalgos neatsiranda. Įžvalgos atsiranda tada, kai aš pagalvojau ir šiek tiek paleidau. Ir tada atsiranda visai kitoks mąstymas ir galima stebėti kliento veidą, tai mūsų tikslas iš principo yra pasiekti šitą. Jeigu tai yra, ar ne, mes žinom, kad iki motyvacijos yra mažas žingsnis ir ko gero klientas ir padarys tą žingsnį, kad atsirastų pokyčiai jo gyvenime. Man asmeniškai labai įdomu buvo išmokti apie socialinių poreikių padėtį, galbūt smegenyse. Buvo nustatyta, kad pirminiai poreikiai ir socialiniai poreikiai iš principo turi tuos pačius lizdus smegenyse. Ir neveltui atsitinka tai, kad jeigu jaučiam, kad mūsų tam tikras socialinis poreikis yra pavojuje, mes reaguojam taip, tarsi mūsų gyvybei būtų pavojus. Ir tai sukelia mūsų reakciją nuo. Mes nebejudam link kažko, ar ne, atsiranda baimė ir gynimą. Ir šitie socialiniai poreikiai yra 5, yra statusas arba orumas, užtikrintumas, savarankiškumas, susietumas, teisingumas. Nežinau, kiek aš ten išverčiu iš anglų kalbos taip, kaip lietuviškai yra naudojami, bet angliškai yra status, yra certainty, autonomy, relatedness ir fairness. Statusas ir orumas. Kiek aš žinau, Europos konstitucijoje orumas yra žmogaus teisė, pirminė teisė. Aš pati esu kilusi iš Vengrijos, tai iki, man atrodo, pernai keitė mūsų konstituciją, tai iki pernai metų orumas buvo konstitucinė teisė žmogaus. Pirminė teisė, gyvybė ir orumas. Ir užtat labai Vengrijoje buvo labai sunku priimti įstatymą ir nežinau, kaip jiems pavyko, bet prieš keletą metų, kai aš verčiau į lietuvių kalbą, kad lietuviai išmoktų iš vengrų, tai negalėjau priimti įstatymą dėl aborto. Kodėl? Nes vaisius turi teisę į gyvybę, o mama turi teisę į orumą. Ir teisė į orumą reiškia, kad mama turi teisę nuspręsti, ko pati nori. Ar pati nori to aborto, ar nenori. Valstybė negali vietoj jos nuspręsti. Taigi, orumas yra labai labai svarbi mūsų vertybė ir pažeidžiant orumą, mes reaguojam kaip, tarsi būtų pavojus mūsų gyvybei. Kaip reaguojam, kai mūsų pažemina, kai mes pasijuntam kvailai situacijose, ne? Iš karto norom, nenorom įsijungia gyvybiniai mechanizmai. Ir tarp kitko, mes labai daug pokalbį turėjom su Žebrausku ir kalbėjom apie kvėpavimo svarbą.
Nes orumas, įdomus žodis, ar ne? Kas yra orus žmogus? Kuris yra pilnas oro, kuris gali gerai ir lengvai ir puikiai kvėpuoti. Ir tai yra labai svarbu mums ir coachingė, nes jeigu sakom, kad coachingas yra apie mąstymą ir mes sukuriam tą mąstymo erdvę, žmogus, kuris negali kvėpuoti pilnai, ar ne, kuris yra kitoje būklėje, negalės kokybiškai mąstyti. Tai mums tai yra svarbu pastebėti, ar orus yra klientas, ar ne orus. Ir aišku, kad mes tą pasiektumėme, turim atkreipti dėmesį į keletą faktorių. Vienas dalykas – turėti lygiavertę partnerystę. Mūsų santykis turi būti suaugęs su suaugusiu santykiu. Klientas yra savo gyvenimo ekspertas. Mes niekada patarimų negalim jam duoti, nes tada atsiranda kitoks santykis, ar ne? Tada klientas gali pasijusti žemesnis už coachingo specialistą. Kitas dalykas, ką irgi dabar mokomės iš neuromokslo ir vis labiau paplinta, tai yra mindfulnesso taikymas coachinge. Į lietuvių kalbą, kiek žinau, verčia dėmesingumu, gal tai nėra tapatus dalykai, bet mindfulness yra į tą savęs stebėjimą. Tai irgi yra tam tikras grįžtamas ryšys, bet ne bio grįžtamas ryšys, bet atsiranda iš stebėjimo. Ir mes skatinam tą sąmoningumą ir per tai, kad žmogus stebėtų, kas vyksta jame. Arba mindfulness pagalba, kaip ir minėjau, mes bandom atstatinėti tą kvėpavimą arba mąstymo kanalus praplečiam. Ir žinoma, statusas orumas dar yra mums labai svarbu, kai dirbam kompanijose. Kompanijos labai dažnai samdo coachingo specialistus ir sako, štai čia problematiškas žmogus, ar ne, nedirba gerai, reikia produktyvumą pagerinti. Jeigu yra toks požiūris, tada darbas bus neefektyvus, nes mūsų klientas jau iš karto ateina taip, kad atsiranda gynyba. Todėl dirbant kompanijose, netgi kai samdo HR specialistai arba kompanijos vadovai, mūsų klientas turi jausti, kad jis yra mano klientas, kad aš neduodu grįžtamo ryšio už jo nugaros niekam. Jis man yra svarbus ir tada šitas principas bus paisomas. Kitas dalykas yra užtikrintumas neužtikrintume. Aš praktikuoju coachingą 7 metus. Yra Lietuvoje labai nauja profesija. Užsienio kolegos jau užsiima jau apie 30 metų. Ir ką aš išmokau, kad iš tikrųjų, jeigu tu žinai kitą žingsnį, kas bus prieš, tai nebėra coachingas. Mes iš principo ir judam tame neužtikrintume, nes aš nežinau, koks bus kliento atsakymas, kur mes eisim toliau. Bet tam tikros ribos mums padeda jaustis saugiai. Pokalbio pradžioje tikslo išgryninimas ir duoda tą užtikrintumą, kuris yra reikalingas, kad nebūtų baimės, kad galėtumėme dirbti efektyviai. Kai dirbam su klientu, irgi svarbu žinoti, kad nuolat turim tartis, nuolat klausti, ar yra gerai, jeigu mes eisim tą kryptį. Arba atėjom prie sankryžos, ar tą klausimą norėtum dabar toliau nagrinėti, ar tą klausimą. Ir tokiu atveju klientas irgi nejaučia baimės, nes visą laiką jis sprendžia. Jis užtikrintas, kad neįsim ten, kur jam negerai, nes visą laiką pasitarsim. Ir esminis dalykas yra prašyti leidimo. Jeigu aš prašau leidimo, ar galim čia panagrinėti tam tikrą klausimą, saugumas visą laiką išliks. Ir čia yra esminiai dalykai, kuriuos reikia paisyti. Ir kartais, kai mes susidūrėm su pradedančiaisiais coachingo specialistais, ir tai yra absoliučiai natūralu, nes mes visi mokomės iš klaidų, tai neretai mes bandom spausti tuos klientus ir tada stebimės, kad atsiranda visai kitoks santykis ir neįvyksta tie pokyčiai. Dėl to, kad klientas nežino, kas bus. Turbūt girdėjot Lietuvoje, kad iškoučino mane, arba koučino mane, arba aš koučtelėjęs. Tai man tai būna tada, kai klientas nežino, kuo baigsis, siunčia mane. Trečias dalykas,
kas irgi iš neuromokslo, ir kaip sakau, tai visa tai yra užkoduota smegenyse. Tai yra mūsų baziniai, pirminiai socialiniai poreikiai, kad mes jaustumėmės savarankiški irgi. Ir tą irgi turim užtikrinti coachingą, kad nepatarinėtumėme, kad leistumėme, kaip minėjau, klientui pačiam spręsti. Bet savarankiškumą mes ugdom tik tai per tai, jeigu mes padedam jam mąstyti, kad alternatyvas pamatytų, kad pasirinkimo galimybės. Ir prisiminti, tai jau susijęta su neuroplastiškumu, nes tuo momentu, kai mes kuriam galimybės, jau naujos jungtys po truputėlį atsiranda smegenyse. Ir tada ką gali daryti klientas? Gali pasirinkti savarankiškai. Mes išanalizuojam visas pasekmes, teigiamas, neigiamas, kaip tai paveiks jo gyvenimą trumpame laikotarpyje, ilgesnėme laikotarpyje, bet galutinis sprendimas visą laiką yra jo. Ir po truputėlį, po kurio laiko mes ir pastebėjom, kad jau patys daug savarankiškiau mąsto, nes tą algoritmą išmoksta, kad gerai, aš dabar turiu suprasti, koks mano tikslas, kokios mano alternatyvos, ar ne, kaip tai siejasi su mano bazinėmis vertybėmis ir daug savarankiškiau gali mąstyti. Ir vėlgi grįžtam prie trišalio kontrakto. Trišalis kontraktas yra, kai dirbam įmonėse, kai yra tas, kuris samdo mano klientas ir mes dirbam visi. Tai jeigu klientas jaučia, kad tiksliai yra nuleisti, ar ne, ir žmogiškųjų išteklių specialistas ar vadas sako, kad okei, tai imk šitą žmogų ir dirbk su juo ir tą pasiekit, tada neveiks. Aš turiu jausti, kad mano klientas nors iš dalies gali savarankiškai nuspręsti, su kokiais tikslais mes dirbsim ir su kokiais nedirbsim. Todėl mes visą laiką sėdim trise ir gryninam nagrinėjam tuos tikslus. Jeigu tai neįvyksta, tada visi pokalbiai irgi baigėsi, prasideda ir baigėsi gynyba. Aš esu turėjus vieną kitą tokį atvejį, tikrai, tai tada, kai mes turim apie 100 vadovų iš vienos įmonės ir labai sunku susėsti atskirai su kiekvienu, tai tikrai tokius žmonės sunku netgi pradėti kalbinti ir jie jaučia, kad mane atsiuntė ir duoktų man ramybės, nieko nedarykim. Tai be savarankiškumo pojūčio to tikrai irgi coachingas neįmanomas. Susietumas. Kas tai yra? Turbūt patyrėt, kai einat važiuoti užsienį arba šiandien gal kai atėjot į šitą renginį, ko ieškojo? Pažįstamų. Arba užsienį sutinkat lietuvį. Kaip reaguoja? Neadekvačiai. Kas yra neadekvatu? Apsikabinimas visai nenorėtų. Tai yra kažkas, kas sieja mus, ar ne? Tai nesvarbu, kad visai ten kitas jo lygis išsilavinimo į Lietuvoje, aš niekada nebendraučiau su juo. Bet tas faktas, kad kažkas bendro yra tarp, tai mus ryšia. Tai coachingą tą irgi turim žinoti ir užtat darome tą psichologinį kontraktą, kad būtų tas susietumas, kad jaustumėme, kad mes esam vienas kitą prisijaukinam. Ir dar yra vienas įdomus dalykas, kuris man paaiškėjo tik tai pernai metų atlikus tyrimą vienoje kompanijoje, coachingo tyrimą. Jeigu coachingo specialistas niekada nieko apie save nepasakoja, tik puikiai išmano, kaip prakalbinti kitą žmogų, šitas žmogus labai daug kalba, atvirai. Bet koks yra po to jausmas? Kad yra nelygu. Ir tas žodis, kuris grįžo per interviu, buvo aš pasijutau apsinuoginęs. Jeigu tik jūs pasakosit, aš nieko nedalinsiu apie save, tai yra negeras jausmas. Mūsų užkoduotas vėlgi poreikis yra, kad pasidalinti. Bet labai atsargiai reikia, nes coachinge dėmesys yra į klientą sutelktas. Aš negaliu užimti jo laiką ir jo erdvę.
Tai čia ir bus tas menas, kiek aš pasidalysiu apie mane, ne, kad jaustųsi saugiai tas klientas, jaustų, kad yra susijęs su manim, bet kad neužimčiau jo erdvės. Ir čia mes mokomės su kiekvienu klientu. Taip pat labai svarbu yra išlaikyti, turėti tą susisietumą, bet išlaikyti ir bešališkumą. Nes tuo momentu, kai atsiranda šališkumas, mes nebegalim dirbti. Mes nebematysim objektyviai visos situacijos, bet ką darysim? Padėsim, ne? Mes norim padėti, o ta pagalba yra dažniausiai nelabai naudinga. Ir paskutinis poreikis yra užkoduotas irgi smegenyse yra teisingumas. Kiek kartų jūs girdėjot, tai neteisinga, ane? Aš turiu 2 vaikus ir jeigu aš trečiadienį vienam perku kažką, nes aš pamačiau ir radau, bet kitas ką sako, mama, tu manęs nemyli. Jeigu aš kitą dieną kitam perku, sako, kitas, kuris vakar gavo, sako, tu man nieko nepirkai. Net dovanas arba taip turiu pirkti, kad būtų vienodi vienetai, arba kaina turi būti vienoda. Negali būti 10 ir 1, bet kaina vienoda. Tada jie sako, oi, teisinga. Tai va tas teisingumas iš tikrųjų labai pasireiškia nuo mažens, bet teisingumas yra labai subjektyvus dalykas. Užtat coachingė man yra visą laiką labai svarbu suprasti kliento asmeninės vertybės, nes tik tai tada galėsim suprasti, kas jam yra teisinga. Bet tuo pačiu irgi yra svarbu, kad teisingumas būtų ne tik į vieną pusę, bet ir į kitas pusės. Tai kai aš dirbu su klientais, man yra labai svarbu padėti jiems, kad suprastų, kaip jie gali būti teisingi kitų žmonių atžvilgiu. Taigi mes analizuojam įvairias perspektyvas. Ir trišalio kontrakto metu tai yra labai svarbu išlaikyti, tai yra tokia sąvoka iš tranzakcinės psichologijos, teisingus psichologinius atstumus. Aš negaliu nei su savo klientu labiau suartėti, nes tada sponsoriai galvos, kad čia kažkas negerai, čia jau už nugaros daro kažką, ne? Bet negaliu ir su sponsoriui suartėti labai, nes atrodys mano klientui, kad yra neteisinga. Taigi tą teisingumo jausmą yra labai svarbu išlaikyti. Be šitų poreikių, apie kuriuos kalbėjau, dar yra labai svarbu turėti omeny, turėti tokį holistišką požiūrį. Jeigu sakom, kad klientas yra pilnavertis, ne, tada aš turiu matyti visą žmogų. O holistiškas požiūris yra, kad aš ne tik su jo racija dirbu, ne tik su galva, bet aš dirbu su visų žmogum. Ir pastarieji tyrimai iš neuromokslo rodo, kad iš tikrųjų mes turim 3 smegenis. Mes turim galvoje lėčiausiai veikiančias smegenis, turim širdyje ir turim savo žarnyne. Taigi, kai jūs Gabija kalbėjote apie tai, kokia yra odos temperatūra, iš tikrųjų į tai, kas vyksta aplinkoje, oda reaguoja greičiausiai. Po to širdis ir po to tik galva. Ir kuo mes remiamės dažniausiai? Mes remiamės savo racionalių protų, kuris visiškai nėra racionalus. Ir beje, Damasijo visai neseniai, tai čia sąlyginė sąvoka, aš manau, kad per paskutinius 5 metus rašė labai daug, kad be emocijų mes negalim priimti racionalių sprendimų. Taigi čia yra mitas, kad viską reikia emocijas į šalį dėti. Ir coachingas bus pilnavertis tik tada, jeigu mes dirbsim su kliento galva, dirbsim su kliento širdim ir dirbsim su kliento intuicija, bet naudojam ir savo intuiciją. Aš irgi čia jaučiu greičiausiai, jeigu kažkas tarp manęs ir klientų nėra gerai. Ir šitą nustumti šalį ir sakyti, kad o čia nesąmonė, tai bus nekokybiškas darbas, bet reikia išmokti klausytis pirmą šitas dalis. 5 minutės. Ačiū, aš ir baigsiu greitai. Taigi, coachingas yra judėjimas į priekį. Mes nors ir praeitį šiek tiek panaudojam, bet naudojam vardan to, kad būtų pamokos ateičiai kurti.
Kaip minėjau, tai yra tikslingas pokalbis, mes turime išgryninti tikslą, bet vėlgi, kas yra irgi iš empirikos ir iš neuromokslo, kad kiekviena nauja sąmonės būsena jau gali kurti naują tikslą. Tai supratus daugiau apie save, tas tikslas gal pasikeis. Ir užtat yra klaidinga galvoti, kad jeigu klientas prieš 2 mėnesius iškėlė tikslą A, kad nori pasiekti, kad būtinai mes tą A ir turim pasiekti, nes po keliui gali tas A pavirsti į B tikslą. Ir tikrai tai vyksta labai dažnai. Todėl mes turim būti labai budrus, mes turim žinoti, kad sąmoningumas atneša naujas paradigmas ir kad tas sąmoningumas ir veikia visus sprendimus. Ir dar vienas yra svarbus momentas iš neuromokslo, ką aš ir šiek tiek jau minėjau pradžioje, tai yra, ir jūs irgi žinote, tikriausiai yra vizualizacija. Bet vizualizacija tai nebūtinai, kad tu užsimerki ir viską pamatyti, bet yra žingsnis po žingsnio paplanavimas, ką aš noriu padaryti. Nes kuo aš smulkiau paplanuoju, tuo greičiau ir padarysiu. Nes vien tik planuojant, jau kūrėsi jungtis smegenyse. Jau smegenyse atsiranda tam tikri, nežinau, vadinkim žemėlapiais, ar ten kaip norėsit, kaip nepagadinsit, ir daug lengviau bus žengti. O jeigu mes esam vieni ir mąstom, mes labai retai, kad taip pažingsniui sugalvojam, aha, dabar šitą darysiu, po to tą darysiu, ne? Ir coachinge irgi yra klaida dideliais žingsniais mąstyti. Kuo mes subtiliau, detaliau viską planuojam ir modeliuojam, tuo bus didesnė motyvacija padaryti, arba tuo aiškiau suprasim, kur gali būti kliūtis. Tai va, taip, trupučiuką judėsim link pabaigos. Rašiau klausimą, aš pagalvojau, kad turbūt neminėjau esminį dalyką, kad coachingas ir remiasi klausimais, bet būtų klaida galvoti, kad coachingas yra klausimų rinkinys, ne, klausimai yra gramatikos kategorija ir yra komunikacijos priemonė, tai vien tik klausimai nėra coachingas, bet irgi galim iš neuromokslo ir iš patirties žinoti, kad išgirdus klausiamąją intonaciją, kas vyksta. Važiuojant per radiją fone, reporteris užduoda klausimą savo svečiui laidoje. O ką jis daro? Mąsto turbūt, ieškot atsakymą, nes vien tik ta intonacija klausimuoji jau užveda smegenys mąstyti. Užtat mes ir naudojam. Bet iš mano tyrimo išaiškėjo, kad vis dėlto naudingiausias dalykas klientams buvo aktyvus klausimasis. Tai yra jų pačių minčių išgirdimas iš šono ir po to antroji vietoj buvo klausimai. Ir dar vienas dalykas apie klausimus, kad irgi svarbu žinoti iš neuromokslo, kad smegenys patys toliau ieško savo atsakymų, kartais užtenka suformuluoti labai gerai klausimą ir palikti. Atsakymas ateis. Tai dažnai sesijos neturi baigtis atsakymų. Kartais klientas išeina su labai giliais klausimais, apie kuriuos nori mąstyti. Ir dažnai coachingo nauda įvyksta tarp 2 sesijų. Ir tai yra gerai, nes tai yra natūralus procesas, ne ta mokymosi kreivė, kuri jau čia buvo minėta. Ir mūsų darbas yra iš principo užvesti teisingai tą mąstymą, kad atsirastų tie reikalingiausi atsakymai. Tai va, tai man irgi daug klausimų dar apie neuromokslą. Galvojau, ką pristatyti šiandien ir man asmeniškai tie dalykai pasirodė labai naudingi, kuriais aš kasdien remiuosi. Ir manau, kad mes turim dar keletą minučių jūsų klausimams. Taip. Ar 5 minutės klausimų? Tai aš gal tą pasakyti norėčiau, koks tada esminis skirtumas tarp kognityvios psichoterapijos arba psichologinio konsultavimo, kaip atskirti veiklos rytis. Tam aš turėčiau turbūt pažinti kiekvieną šaką.
Aš pati esu labai susipažinusi su individualia psichologija. Manau, taip aš kartais galvoju, kad turbūt ir tarp psichoanalizės, tarp individualiosios psichologijos, gestalto, kognityvinės irgi yra labai daug skirtumų. Negalima užtat coachingą palyginti apskritai ten su viena bendra psichologijos klasė, bet nežinau, kiek aš pastebėjau ir aišku, čia yra vėlgi subjektyvų, kad vienas dalykas, kad coachingas labiau, sakykime, yra populiaresnis versle. Šiek tiek kitoks požiūris, aišku, Lietuvoje mes turim dar gana neigiamą požiūrį, bet vakaruose mieliau eina į coachingą, nei į psichoterapiją, o jeigu mes žiūrim į patį procesą, tai mano santykis su klientu yra toks, kad kaip aš minėjau, mano požiūris yra, kad jis yra savo gyvenimo ekspertas ir aš nieko nediagnozuoju, nieko nežinau, aš tik tai moderuoju, fasilituoju tą jo mąstymo procesą. Vėlgi, aš kaip sakau, nesu ten visų psichologijos šakų specialistė, tai galbūt vienos šakos dabar jau ir labiau remiasi šituo požiūriu, kiti mažiau remiasi, bet čia būtų, sakykime, mano manymu, tas esminis skirtumas. Ir kad labai tikslingas pokalbis. Mes labai ilgai gryninam tikslą. Kartais gali užtrukti pusvalandį ir paskui po 10 minučių mes turim atsakymą. Tai be to net nepradedam pokalbį. Ačiū už klausimą. Toks posakis, kieno vežime sėdi, to ir giesmė giedi. Ir čia, kai užsakovas yra organizacija, o pagalbą reikia teikti toje organizacijoje dirbančiam žmogui, ar iš vis tai įmanoma, tas laviravimas, kaip jūs nupasakojat? Įmanoma, nes aš dirbu su žmogum. Prasme, tikrai pirmas žingsnis nėra, kad rezultatai pagerės. Jeigu organizacija nori didesnių pardavimų, aš turiu dirbti su žmogus mąstymu, motivacija, su žmogus asmenybė. Coachingą galim sakyti, kad iš tikrųjų dirbam bent dviem lygiais. Vienas lygis yra padedam pasiekti tą tikslą, bet aš tą tikslą galiu pasiekti, jeigu aš dirbu su žmogum. Žmogus keičiasi ir per tą pokytį jo santykis keičiasi su jo tikslu. Ir kaip sakiau, mes turime etikos kodeksą, kuris iš dalies reglamentuoja mūsų veiklą, tai aš organizacijom dažnai sakau, kad štai etikos kodeksas, kurį esu pasirašius, ir Lietuvoje gerbė. Užsienyje mes Anglijoje esame susidūrę su tuo, kad organizacija turi savo etikos kodeksą ir reikalauja laikytis to kodekso. Bet tas etikos kodeksas pakankamai gerai apsaugo ir tikrai yra ta pagarba ir tada ir leidžia dirbti to ribose. Aš matau, kad iki galo neatsakiau, ne, jūs turėjote. Iliustracijai. Ar būna taip, kad taip padėjot gerai žmogui, kad jis išėjo iš tos organizacijos? Čia yra, matot, čia yra psichologinis kontraktas tarp manęs ir organizacijos, kurį aš ir sakau visą laiką, kad būna atveju, kad išeina žmogus. Bet aš tikiu, kad yra ir žmogui, ir organizacijai geriau. Ir tikrai turėjau su viena organizacija tokią patirtį, kur iš karto kėliau šitą klausimą ir sakiau, ar galim nagrinėti. Ir organizacija sakė, kad taip, galite. Ir kas buvo įdomu, kad vienas žmogus išėjo iš darbo, bet jau buvo senai nelaimingas. Bet 10-15 žmonių nagrinėjo šitą klausimą. Ir sakė, kaip gerai, kad apie tai kalbam, nes aš jau pamiršau, kokia gera šita organizacija, kad ir tą turiu čia, ir tą, ir aną. Ir sakau, ne, aš nenoriu išeiti. Tai nereikia bijoti tų temų, nebūtinai išeis, kai mes kalbam apie tai. Žinote, aš noriu pastabą. Pastabą, kurį atsakys kažkiek tai ir įtimo klausimą. Coachingas kažko man primena klinikinė psichoterapija, kur gydytojas pasiunčia psichoterapeutą ligonį. O šiaip normali psichoterapija, tai žmogus pats kreipiasi ir nieks jo nesiunčia. Tai yra, iš principo, labai sunku tam žmogui, kurį pasiuntė, normaliai atsiskleisti ir taip toliau, jeigu jis pats nenori. Tai šiaip mano galva, patys vadovai turėtų pradėti kočinti. Jo, tai
Ir paskui tik tai rekomenduoti tam žmogui, o jeigu jis nenori, iš karto jis atsisako. Jūs esate visiškai teisus ir tikrai tai yra mūsų pagrindinis siekis, kad edukuoti, kad žmonės suprastų ir visą laiką vadovybė pirmą turėtų išbandyti, nes jeigu vadovai siunčia, patys nebando, ar ne, tada bus irgi nesusišnekėjimas ir vis tas netikrumas tame, ne, kodėl mane siunčia, tas neužtikrintumas ir iš karto gynyba. Taip, tai mes to ir siekiam ir nuo to jau pradedam, jeigu galima. O jeigu negalima? Dar vienas tada klausimas. Taip, aš norėjau pasakyti, jūsų pranešimas buvo apie neuromokslo atradimus ir man kažkaip labai trūksta nuorodų į kokių metų tyrimai, kur jie tirti, ypatingai sudomino tos 3 smegenų rūšys ir man kažkaip labai trūksta aiškių nuorodų, kuo jūs čia remiatės visokiais atskaitimais. Todėl neuromokslai labai sparčiai vystosi ir labai priklauso nuo to, kada, kokiamis sąlygomis ir kas tirta. Jo, sakoma, kad kasdien išeina apie 5000 naujų straipsnių. Vieni dalykai yra paremti, yra toks tinklapis www.heartmath.com, tai yra Amerikoje institutas, kurie labai daug tyria širdį, jie irgi turi ten biogrįžtamo ryšio įvairius aparatus, kur ten prie širdies dirbi ir matai savo, prie ausų ir matai širdies veiklą ir kvėpavimą. Ir Richard Davidson tyria labai daug pastaruoju metu. Labai daug neuromokslininkų susirenka kasmet Dalai Lamos organizuotame simpozijume, kur budistai kalbasi su neuromokslininkais ir atskleidžia pačius naujausius tyrimus. Irgi vadinasi, man atrodo, Mind and Life Institute. O jeigu nori tikslesnių, tai aš turiu atkelti savo.